Labadiena, gerbėmieji ponios ir ponai. Mano vardas Dušanas Valečikas. Aš atstovauju tarptautinį visuomeninį judėjimą ALLATRA. Mūsų organizacija užsiima klimato kaitos, ekologijos problemų tyrimais ir žmogaus teisių apsauga. Tačiau vykdydami šią veiklą patys susidūrėme su grubiu pagrindinių teisių pažeidimu – žodžio, sąžinės ir tikėjimo laisvės. Buvę mūsų organizacijos savanoriai Rusijos federacijoje patiria persekiojimus, pažeminimus, kankinimus ir laisvės atėmimą. Kas stovi už religinių mažumų persekiojimo, žmogaus teisių gynėjų persekiojimo, už neapykantos kurstymo, kuris veda prie smurto ir genocido. Už viso to stovi tarptautinis antikultinis tinklas, veikiantis po tariamosios kovos su pavojingomis sektomis priedanga. Po šią retoriką slepiasi sunkus nusikaltimai. Tokios praktikos pažeidžia visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 18 straipsnį, kuris garantuoja kiekvienam žmogui minties, sąžinės ir religijos laisvę. Visame pasaulyje antikultinės grupės kaltinamos seksualinę prievartą, įskaitant pedofiliją ir prekybą vaikais, pažeidžiamų žmonių išnaudojimu priverstinėse reabilitacijos kabutėse stovyklose. Tačiau tai tik dalis problemos. Šis tinklas aktyviai įsiskverbia į valstybinės ir teisinės struktūras, papirkinėja politikus, daro įtaką prokurorams, kuria suklastotas ekspertų išvadas ir griauna demokratinės institucijas. Šių metų gegužę Vašingtone vykusioje ARF Builders konferencijoje buvo pažymėta, kad iš Maskvos koordinuojami tarptautiniai antikultiniai tinklai kelia grėsmę demokratijai. SBO nekartą buvo keliamas klausimas dėl Rusijos racijos susijusios su FSB ir jos Europos tinklo FECRIS veiklos. Tai, kas prasidėjo kaip mažumų diskreditavimas, šiandien virsta laisvės slopinimu ir totalitarinių tendencijų stiprėjimu. Jei mes nepripažinsime grėsmės ir nepadarysime teisinio antikultinio tinklo veiklos vertinimo prioriteto, tai netrukus Europoje iš demokratijos gali nieko nelikti. Kol antikultinis tinklas veikia nebaudžiamai, tikros laisvės nebus. Šio tinklo veikla turi būti sustabdyta, įskaitant ir teisėkūros lygmeniu.